Sveiki, šiandieną turiu labai įdomios informacijos, kurią pateikė Arvydas Vyšniauskas. Aš norėtumėčiau, kad jūs išklausytumėte ir aš truputėlį dar pakomentuosiu, kas tai yra per informacija. Ypač paskutinė informacija iš Arvydo yra labai įdomi. Taigi tiesiog paklausom, ką jisai pasakys. Dabar mūsų pirmas renginys bus Liepos gale, rugpjūčio pradžioj. Tai bus enkauteris. Tai bus Rokiškė ir tai atsakingas už jį dabar bus Edmundas, už šitą enkauterį. Tai kas nori važiuoti, užsirašykit, prašau, Jolantos nėra šiandien, galit, internetu yra kur. Po to bus jaunimo stovykla. Jaunimo stovykla, naujas kūrinys. Tai bus rugpjūčio mėnesį, atvažiuos, žinau tiksliai, Matijo, mūsų draugas, jaunas Dievo tarnas. Rugsėjo mėnesį, kada bus rugpjūčio 11 prasideda. Rugpjūčio 11, rugpjūčio. Po to bus rugsėjo mėnesį Izraelio šventė. Bus konferencija, atvažiuos daug svečių iš viso pasaulio ir mes švęsime jo tadai. Oi, bus šavarų maršas, ten bus judesys. Aleliuja. Dabar matot, kokie renginiai nusimato, aš čia pareklamuosiu Vyšniauskus truputėlį. Tai va, šavarų kažkoksai vienu žodžiu bus, ojojoj, kas čia bus ir taip toliau. Tai iš vienos pusės tai yra net jau ir taip, jie patys visus tuos renginius organizuoja, bet sako, kad viešpats bus kaip ir enkauteris. Kaip jie ten suorganizuoja susitikimą su Dievu, tai aš niekaip negaliu suprasti. Jie ten susitarė, kad tą valandą Dievas bus ten, ar kaip. Nu, čia aš jau seniai užnekėjau, aš niekaip nesuprantu. Nu, bet vat atvažiuoja dar čia bus ir nu, čia turbūt jau Tadas jau Daujotas daro, būtent jau čia bus jau žydai, čia jau bus šventė, bus ir taip toliau, nu. Bet toliau dar įdomiau, pasiklausom. Potom pas mus turi atvažiuoti apaštalas iš Italijos, Petro evangelisto. Nu, ne, tai apaštalas tai jau reikalingas, būtinai jau turbūt patepimas prarūgo, jau žinai, kas ten buvo paskutinis, šitą Bogdano Kinzerskio jau prarūgo patepimas, reikia naujo patepimo dabar, iš naujo apaštalo, supratau, nu. Bet čia dar ne pati įdomiausia informacija. Aš dar tiksliai negaliu pasakyti datos, bet rugsėjo galas arba spalio pradžia. Ir paskutinis svečias, kuris tiksliai jau mes susitarėm, kad atvažiuos, tai bus Geri Hinas, Benihino brolis. Gari Hinas, Benihino brolis. Aš galvau, kas jis toks ir kaip yra, pasižiūrėjau biškį informacijos, rusų kalba radau, kad jisai yra Benihino tarnavimo padėjėjas. Tai reiškia iš vienos tos pačios šaikos, kaip ir Benihinas, kuris apgaudinėja žmonės. Tai dabar jisai, va čia girdėsite, jis yra šitam Indonezijoje, nu paklausykit. Jisai atvažiuos spalio vidury. Ir jisai tikrai kalbėjo su mumis internetu ir jam dega širdis dėl Lietuvos. Nu, įdomu, kodėl jam dega širdis dėl Lietuvos. Aš pasižiūrėjau vieną tokį video šitą, toksai yra Tyščenko, yra ruselis, tai yra ukrainietis, tai yra būtent, kuris buvo 2009 metais pasikvietęs Benihiną ir paklausykite, kiek visą tai jiems kainavo. Pasiklausom. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В этом году исполняется 15 лет с момента, когда мы провели на стадионе в Днепропетровске одно из самых наибольших христианских служений, которое... Čionais jisai sako, kad 2009 metais, tai jau 15 metų praėjo, kaip jie padarė pačią didžiausią
didžiausią tarnavimą būtent Ukrainoje. Ten susirinko apie 35 000 žmonių. Насчитывало более 35 000 человек. Для того, чтобы собрать такое служение, мы пригласили известного во всем мире евангелиста Бенни Хина. Tam, kad surinkti tokią žmonių masę, jie pasikvietė įžymų būtent evangelistą Benny Hiną. И, естественно, нам что-то это стоило. Ir tai, aišku, mums kažkiek tai kainavo. Я думаю, что весь приезд нам обошелся где-то порядка 300 000, а то и больше долларов. Tai vad sako, jo atvykimas mums kainavo 300 ar netgi daugiau Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Jūs suvokė? 300 000 dolerių 2009 metais. O kiek kainuos šitas Gary Hinas dabar, vienu žodžiu, šitiem žmoneliam, kad jis atvažiuos ir meluos kaip ir Benny Hinas? Klausimas toks. Dar truputėlį paklausom šito, labai įdomu. Трудность заключалась в том, что это был 2009 год. Sako, sunkumai buvo todėl, kad tai buvo 2009 metai, tai buvo krizė ir taip toliau. И как раз весь мир перенес страшенный кризис. И меня, конечно, все обвиняли в том, что в такое тяжелое время я пригласил такого дорогостоящего евангелиста. Ir sako, jį daug kas kaltino, kad jisai pakvietė labai jau brangiai kainuojantį evangelistą. Įsivaizduok, labai brangiai kainuojantis evangelistas. Vat įdomu, tiesiog, Arvydai, Olga, atsakykit žmonėm, o kiek kainuos jums Gary Hinas? Jis irgi taip pat dega, kaip tu sakei, jo širdis dega dėl šventosios nes jam šventoji dvasia tai pasakė, tai kiek jisai tenais nulups nuo jūsų už tai, kad jis čia atvažiuos, galite pasakyti ar ne man, atsakykit. Dar paklausom Arvydo. Nes, kiek aš žinau, dabar jisai tarnauja Indonezijai, paskutinis vandens krikštas buvo 700 žmonių. 200 bažnyčių atsidarė 200 bažnyčių per paskutinius metus Indonezijos. Tai krikštai kažkokie tai atsidarė bažnyčios, tai jau jiems yra šita būtent rodiklis. Atnešėt krepšelius, padėjo dabar vienu žodžiu, čia yra rodiklis, tai yra kiek jums tenais pridės, nesgi reikės susimokėti už viską. Visi svečiai, viskas, jiegi nenachaliavo, jūsgi turit sumokėti jiems, tai kad, vienu žodžiu, viskas darosi tam, kad jūs tik tais apgaudinėtumėt žmonės ir daugiau nieko. Tai kad nieko jūs naujo nepasakot, nieko nepadarot, bet tik tais vėl eilinį kartą duokit pinigų, mes atsiųsim jums naują žvaigždę. Encouteris, Gary Hinas, Benny Hino brolis, wow, reklamą darysim ir taip toliau. Oi, vargeli žmonės, kiek jūs dar jais tikėsit šitom visom nesąmonį, kada jūs pradėsite skaityti normaliai Bibliją ir kreiptis į šventąją dvasią. Yra mokytas, tiesos dvasia mums atsiųsta, o ne šitie už 300 000 dolerių. Košmaras. Įsivaizduokit, ateinant į apaštalą, supranti, kuris reikalautų pinigų, kad jam susimokėtų. Paulius aiškiai pasakė, kad to nereikia daryti. Aš to nedarau, aš nesinaudoju tą teisę, vienu žodžiu, imti kažkokius pinigus. Apaštalai neėmė, niekas neėmė. Ne, čiagi dabar jau ojojoj. O kiek dar kainuos itališkas apaštalas? Turbūt irgi kainuos nemažai, ne? Jam irgi reikės susimokėti, žinai. Vis dėlto naujas itališkas, madingas iš mados šalies, turbūt bus patepimas. Armani ar Šmani, koks bus patepimas. Ne, sakykit, ką norit, bet, tokie dalykai tai tiesiog pritrenkia. Paklausom iki galo. Kur musulmoniška šalis, kur išvis žmonės nesupranta apie Jėzų. Ir jisai sako, mane kviečia ir į Latviją, ir į Estiją, ten ir į Lenkiją, bet aš, sako, nevažiuoju ten, kur man šventoji dvasia nepasako. Ir jisai pasakė, kad tik
tikrai Lietuvoje kažkas prasidės, kažkas vyks. Aš nenoriu prasilenkti. Tiesiog noriu su jumis susipažinti. Nu jo, kur šventoji dvasia, kur pinigėliai, Arvydai, kiek kainuos atsakyk žmonėm. Kur pinigėliai, va tenais va jau ir šventoji, tai yra ir jo dvasia, vienu žodžiu. Tai va ne šventoji, o pinigų dvasia, tai va taip ir sakykit, žinai. Įvyks čia Lietuvoje, kas čia įvyks? Jūs ekumenizmą stumėt, jūs jau sėdit su katalikais ir labai malonu broliai ir sesės tarp jūsų būti. Neužmirškit, ką Olga šnekėjo Seime, tai kad, hebra, maršai visokie, dar kažkas, tai, viskas aišku su jumis. O raštų jums žiūrėti nereikia, jūs ten kalbate apie tiesą, ko anksčiau nedarydavot, vienu žodžiu, žinai, o darot atvirkščiai, negu tiesa liepia. Kalbate apie pažinimą, o pažinimo tiesos nesimato. Taigi žmonės, aš darau reklamą nuoširdžiai, bėkit nuo jų, bėkit nuo visokių tokių harių ir taip toliau, neneškit jiem pinigų. Jie nieko gero neduoda. Tai yra nieko verti piliečiai. Tai šiandieną trumpai tiek.